geras maistas ir vaizdai gražūs iš tikrųjų vakarais būna, bet nepavalgyti ir nepasivažinėti. Bet ilgą laiką domiuosi ekstremaliom situacijom, kaip valdyti jas ligoninėj, kaip valdyti kitose vietose, kaip jomis pasiruošti, nes iš tikrųjų, kaip kalbėjo Ramutė, daugelis mūsų pasimeta. Užtenka vieno paciento, viskas subėra, ką daryti, kai yra tūkstančiai jų ir tu žinai, kad čia greit viskas nesibaigs. Taigi, pradžiai išvykome balandžio 26. Buvome Dnipropetrovsko apskrityje, pagrindinis miestas ten yra Dnipro, šiek tiek daugiau nei 2 milijonai gyventojų, tai tikrai didelis miestas ir dar truputis, kaip sakant, būtų visa Lietuva. Buvom ir tame mieste, bet ir šiek tiek aplinkui. Mūsų tikslas buvo pamatyti visą paciento kelią, kas įvyksta, kai karys sužeidžia konkrečiai arba civilį ir kaip jisai keliauja per visas ligoninės, kas konkrečiame etape jam yra atliekama, kodėl atliekama, kokios problemos viso to iškyla ir taip toliau. Iki pat, kuomet jisai jau ištransportuojamas ten reabilitacija ir ten kažkokiam testiniam gydymui. Pakalbėkime apie iššūkius, kokie mums kilo, kokias klaidas tie žmonės padarė ir kokių mums vertėtų nekartoti. Ir tiesiog pasisekusios praktikos. Kas sako, va tikrai šitas veikia, šitą darykit nuo pat pradžių. Gal šiek tiek apie visą situaciją, apibrėžti reikėtų, kad įvyko 22 metais plastumas masto invazija, atvyko daug sužalotų žmonių ir jie atvyksta bangomis. Ir kodėl tas vyksta? Dėl to, kad paprasčiausiai žmonių neišeina evakuoti bet kada, kaip mes, tarkim, dirbam įprastai skubios pagalbos skyriuje ir, tai kas kažkiek laiko, tu gauni 1, 2, 3 kartais, 4 pacientus atveža, iš karto visi dirba. Tenais yra labai daug priklauso nuo oro sąlygų, nuo taktinės situacijos, nuo to, kaip pavyksta žmogų iševakuoti. Ir tada būna kartais atrodo visą dieną miegi ir tada 40. Tai būtent tie žmonės praktiškai beveik kiekvieną dieną, minimum kiekvieną savaitę patiria tą tokią masinę nelaimę, kaip mes įsivaizduojam, kada užgriūva tiek priėmimo skyrių, tiek ligoninės, o iš tikrųjų netgi kartais ir visas ligoninės vienu metu užgriūna tokie dalykai. Taigi, toliau pati paciento logistika yra labai apsunkinta, tai keliai ten garsėja duobėmis ir sunkumais pravažiuoti, bet taip pat ir kuo arčiau yra fronto, tuo nesaugesnė aplinka ir ne visi ryžtasi ten važiuoti. Labai daug, kadangi tų pacientų labai daug vienu metu reikia transportuoti, iš tikrųjų dalyvauja savanorių organizacijos, jos atlieka tą medicininę evakuaciją į ligoninės, į keletą jų etapų ir paprastos tiesiog Ukrainos tarnybos negali su tokiais kiekiais susidoroti, nes jų reikia visur, visada vienu metu. Ir jeigu tu nevažiuoji, tu praktiškai esi parengty ir esi vienam vientisam dideliam ilgam budėjime. Taipogi atsiranda elektros energijos nutrūkimai. Ir mes dabar įsivaizduojam, kad mes dirbam ligoninėje ir mums, tarkim, dingsta šviesa priėmimo skyriuje. Oi, kaip nepatogu, ar ne? Reikėtų turėti švieselę ant kaktos ir gali tęsti dirbti. Bet iš tikrųjų susidurėm su daugiau dalykų, nes diagnostikos instrumentai, visi aparatai, visos laboratorijos įranga, jinai yra labai jautri šitiems dalykams ir kalbėjom iš tikrųjų su laboratorijos vedėja, kad sako, labai didelį problemos būdavo, kai tu, tarkim, pasėlį gauni, tu jį pasėjai, naktį dingsta elektra ir tu supranti, kad tu niekada to atsakymo negalėsi patikti, nes tiesiog viskas numirė tenais. Temperatūra aparate nukrito, bakterijos neišaugo, kokius antibiotikus skirti žmogui toliau. Iš tikrųjų, infekcijos yra labai didelė problema, kadangi dėl tos sutrikusios ne tik paciento logistikos, bet ir kitų dalykų, tai tiesiog kartais gydytojai sako, skiriu tą, ką turiu, ne? Ir pacientas eina per kelis etapus ir vis paskiriamas tą, ką turi, 3-4 kokie skirtingi antibiotikai, o paskui niekas nepadeda. Tai tokie iššūkiai žmonėms kyla. Personalo trūkumas su
specifiniais įgūdžiais. Iš tikrųjų didelė problema tai taip pat yra ir vienas iš tų dalykų, ką mums sakė, kad sako, nu tiek to jau tenais vaistų kažkaip gausit, ten sugalvosit kažką, tai nors irgi trūks, ten kūro gausit, taip toliau, bet sako, žmonių tai nėra. Tai iš tikrųjų dirbama yra dideliais krūviais, bet taip pat žmonės per ilgesnį laiką pasiruošė savo pagalbą. Tai praktiškai atėjęs žmogus iš gatvės sako, jo, aš noriu padėti ir tu vat, jį mokai ir kažkada jisai tampa vat, ligoninės darbuotoju. Ten sako gydytojas, medikas, visaip jos vadina. Ir bendravom su tokiu norvegu, kuris užsiima šito medicinėm evakuacijom ir jisai taip pat ruošia ir karius, ir ruošia medicinę personalą. Tai sako, jeigu tikrai motyvuotas žmogus, visiškai be jokių medicininių, dirbo, nežinau, santechnikų, ir jisai tikrai motyvuotas, nori padėti, turi galvą ant pečių, jį galima per 2 savaitės padaryti gerų medikų. Tai iš tikrųjų tai, erezija, ne dabar skamba, čia kažkas tai ateitų, iš gatvės pasigautume žmogų, sakysim, 2 savaitės kurselį ir tu čia dirbi savarankiškai ligoninėje. Tai atrodo tikrai, keistas dalykas, bet nepamirškim, kad kai visi šitie iššūkiai susideda, išvyksta personalas, trūkumas pastovus yra kažko, žmonės kitaip pradeda žiūrėti kai kurias situacijas ir gal šiandien ir norėčiau, kad mes tokiu atviru protu pasižiūrėtume, kokie iššūkiai mums gali kilti, ką galbūt mums reikėtų išmokti, ką galbūt pasiruošti, kad paskui nereikėtų paskubomis viso to imtis. Taigi, tai pats paciento sužeistojo kelias, jisai yra labai panašus, tik su keliom komplikacijom. Vis tiek pirmiausia įvyksta kažkokios sužeidimai, būna sužeistas karys arba civilis, kažkas turi pranešti, ne, kad taip toks faktas įvyko. Tai tas ryšys ne visada egzistuoja, bet čia yra kariuomenės, kaip sakant, problemos, kaip jie tą praneš. Ir taip pat kariuomenė įvykdo tą evakuaciją iš mūšio lauko, nes skraido dronai ir jie tikrai yra pavojingas dalykas ir ten paprastiems civiliam medikam yra ne vieta būti. Nes tu nesuprasi, kaip elgtis, tai ne tik save nužudysi, bet dar ir draugą. Toliau iš tų karo medikų yra perduodamas pacientas jau kažkokiems tai arba savanorių organizacijoms, arba greitos medicinos darbuotojams ir jis yra transportuojamas. Kartais iki stabilizacinio punkto, kartais iki pirmos operacijos ligoninės vadinamos. Kartais tie patys karo medikai pristato pacientą į stabilizacinį punktą. Priklauso čia visiškai nuo taktinės situacijos ir pirmas gal dalykas, kur čia požiūrį reikėtų pakeisti arba suprasti, kad gali būti visaip. Tai reiškia, kad didelė dalis dalykų nuo mūsų nepriklauso ir tai diktuos situaciją mūšio lauke, kaip visą tai vyksta. Mums gali patikti, mums gali nepatikti, gal mes saugiai šiltai čia sėdėsim, o galbūt sėdėsim Rūsyje, tokiame ir reikės jau tenais pacientą teikti jam pagalbą. Tai kaip ir kalbėjau prieš tai, ko gero čia nelabai tu steriliai viską padarysi, bet kartais pacientą čia ir išoperuoti reikia tokiuose sąlygose. Toliau pacientas po to stabilizacinio punkto arba pirmos operacijos ligoninės toliau transportuojamas jau ten galutinai užbaigti jo gydymą, stabilizavimą, tai yra išoperuoti iki galo po vadinamos damage control surgery ir jau kaip jam sekasi, tada gali būti strateginė evakuacija, reabilitacija ir panašiai. Taigi, štai taip atrodo sprendimas ukrainiečių laboratorijai. Tai yra energijos kaupikliai paprasčiausiai tam, kad aparatai galėtų išdirbti visą, pavyzdžiui, naktį arba tam tikrą laiką, 12 valandų nepertraukiant galėtų dirbti ir nesusigadintų laboratorinė medžiaga, nesusigadintų tas pasėlis ir galėtų pateikti atsakymus kažkokiems tai, kad galėtų pateikti kažkokius tai atsakymus gydytojams. Šita tema iš tikrųjų yra labai įdomi ir mes, ta delegacija, kuri ten važiavo, aš nežinau, kiek aš jaučiausi labai nekompetentingas apie tai klausyti, tai iš tikrųjų reikėtų aptarti su galbūt gydytojais infektologais, mūsų mikrobiologais, laboratorijos vedėjais,
kaip mes galėtume pasiruošti ir galbūt jūs jau netgi žinot kažkokius tai sprendimus, kuriuos reikėtų priimti. Bet tiesiog situacija yra tokia, kad dingsta elektra, viską ir staiga, žiūrėk, nebėra tų tyrimų. Kitas dalykas yra, kad labai svarbu turėti gerą organizaciją, kad sklandžiai vyktų darbas, kad aiškiai duomenys suvaikščiotų, nes tikrai dokumentai pasimeta kažkur ir tada kyla baisių problemų. Karys sako, man priklauso reabilitacija, išmoko, jo dokumentų nėra, kad jis sužeistas, tai žodžiu. Tai va, taip pat, kad tyrimus pateikti tikrai to žmogaus, kurio yra, nes įsivaizduokim visam tam chaose dirbti, kaip dabar kartais įvyksta klaidelių, tai tada tikrai daugės tų dalykų. Taigi, toliau pakalbėkim apie tas 2 savaitės, kaip mes galim paruošti žmogų. Iš tikrųjų, tai nėra, kad tu pilnai padarysi gydytoją iš jo, bet tu gali suteikti kertinius, esminius dalykus, kaip žmogui būti efektyviam tokioje situacijoje. Tai reiškia, kad jisai žinotų galbūt ne visus įmanomus vaistus, kaip mes ten per farmakologiją turėdom 40 puslapių vaistų sąrašus, kur ten išmokmintinai, bet galbūt 10 dažniausiai naudojam. Galbūt jisai galės mokėti sutraukti ampulę, galbūt jisai galės gaivinimo veiksmus atlikti, galbūt jisai supras, kaip uždėti turniketą, kaip atlikti jo konversiją. Yra įvairių kursų, vadinamų TCCC, tai taktinės medicinos pagalbos teikimo, taip pat Combat Lifesaver kursai, tai šitą, manau, tikrai informaciją paskleisim, surasim ir, kaip pasakyti, reikėtų tikrai galvoti apie tai, kad mes patys turime įgauti tų žinių, nes ne viską žinom ir mes tikrai galim, pasikelti savo kvalifikaciją. Bet mums taip pat reikia galvoti apie kitus žmonės, kurie taip pat gali tapti instruktoriais, ne tik mes. Nes, kad tarkim, čia salėje sėdintys, kiek per mėnesį gali paruošti? Dar 10 gal, ne žmonių, galbūt dar 20. Bet reikia galvoti skaičius tūkstančiais, nes iš tikrųjų kiekiai yra dideli. Tu nežinai, kuris žmogus liks, galbūt padės, kuris pabėgs, kuris ten parduos ir galbūt nepaklius į tą kohortą tie žmonės, kurie yra apmokyti. Tai iš tikrųjų, kuo daugiau tų žmonių bus apmokytų, tuo mes turėsim savo lengvesnį gyvenimą paskui, kai mums ateis jau tą pagalbą. Taip pat reikia pagalvoti apie mūsų slaugytojas, nes jie taip pat jau yra medicinos darbuotojai ir dabar mes labai turim taip hierarchiškai sudėliotą, daktaras parašo paskirimus, padeda štampą, vykdyti, prašau. Tai iš tikrųjų jie taip pat yra lygiaverčiai medikai su skirtingom žiniom, skirtingom kompetencijom, bet tai nereiškia, kad mes negalim išmokti papildomų kažkokių tai dalykų. Tai, kad tu nešioji kortelę ten skubios medicinos gydytojas ar nežinau, chirurgas, gal chirurgai taip, bet reanimatologas, tai kad ta kortelė tau suteikia tuos įgūdžius, kuriuos tu turi. Ne, įgūdžius suteikia tavo išsilavinimas, mokymasis, patirtis ir sugebėjimas padaryti tinkamai tą procedūrą. Tai tikrai galim pagalvoti, kokius dalykus galėtų mūsų slaugytojai atlikti, jeigu pablogėtų situacija. Taigi juos taip pat reikėtų jau pradėti ruošti dabar, nelaukti tenais, kaip sakyti, kada jau artilerija kris ir tada labai taip tiesiog iš tokio karo mediko ir girdėjom, kad sako, jau labai sunku žiūrėti YouTube videos apkasuose, kai ten į tave šaudo, kad tu galėtum kažką padėti savo draugui. Tai tikrai reikia pradėti ruoštis mums dabar. Tarp kitko, jis va čia nuotraukoje yra. Taigi, regioninė anestezija. Tai yra labai toksai įdomus dalykas, ką jie atrado, kaip sutaupyti resursų. Daugiausiai dominuoja galūnių traumas ten arba kažkokie tai kiti sužalojimai, bet iš tikrųjų galūnių traumų tikrai labai daug jie turi. Ir mūsų įprasta praktika, pavyzdžiui, jeigu mes turim kažkokį tai lūžį, tai pacientą greitai užmigdėjai, greitai jis atsikėlė, kažkaip imobilizavai ir išleidai namo, ne? Labai viskas puiku, atstatėjai jo tenais lūžgalius, sutvarkiai žaizdą galbūt kažkokią ir tau labai patogu, viskas greit prasidėjo, greit pasibaigė ir imi kitą pacientą. Tačiau apie ką nepagalvojom, kad tuo metu tu turi tik tą vieną pacientą ir tu turi valdyti jo kvėpavimo takus. Kas atsitinka Ukrainoje, kai tau atveža ten tos 40 pacientų, kad tu tuo metu turi tokių pačių pacientų, gal kokius 5, 8, kartais 12. Ne? Tai regioninė anestezija šitoje vietoje gelbėja, nes jinai, kas labai gerai, veikia ilgai,
taip pat efektyviai ir tau nereikia valdyti to žmogaus kvėpavimo takų. Ir tu praktiškai gali net ir tų pačių gulimų vietų sutaupyti, nes tu tam žmogui padarai bloką, galbūt ten uždedi išorinę fiksaciją, ne pats asmeniškai, aišku, traumatologas. Ir tada, kaip sakant, eini prie kito paciento. Jeigu tokius žmonės reikia transportuoti, tai taip pat labai paprasta, nes į vieną greitąją ten tikrai niekas nededa vieno paciento, ten deda 5-6, sako, yra tekę ir ant grindų pagulėti, nu, tiesiog pagal situaciją. Tai dabar, kas išsigandę, aš tokį intarpą padarysiu, tikrai aš neplanuoju jau dabar taip dirbti, nepergyvenkim, bet tiesiog pasvarstykim. Taipogi mes dešinėje matom mažą ultragarso aparatą. Visi radiologai, kas esat girdėję radiologą, kuris sako, o koks geras echoskopas. Aš tai nesu, žinokit. Visi jiems per prasti, kažkas čia blogai matosi ir panašiai, kad ir kiek jisai kainuotų. Tai mūsų tokios komandos mintis buvo, sako, kad galbūt kartais geriau yra turėti 5 gydytojus su 5 tokiais mažais aparatais, kur tu gali padaryti paprastas intervencijas, kažkaip daugmaž padaryti diagnostiką greitai ir siūsti pacientą toliau, negu kad turėti vieną brangų stacionarų į rozetę įkišamą aparatą, kurį reikia atsiridenti kažkur, tai jisai labai jautrus yra, nedaug dievi dulkės ant jo užkris. O jeigu ten jį pataikys, tai ir nebeturės aparato. Tai va, tai čia tam tikras toksai pastebėjimas, kad 5 maži kartais gal geriau negu vienas didelis ir labai geras, kur matosi kokie nors limfmazgiai tenais. Tai va, kvėpavimo takai. Tai yra irgi, kaip pasakyti, ne visi pacientai gali būti su regioninė anestezija nuskausminti ir transportuoti kartais tikrai didelių nudegimų atvejais, labai ir galvos traumų daug, ir veido, ir kaklo. Tu vis tiek turi intubuoti pacientą, užtikrinti jo kvėpavimo takus. Ir kiekiai lygiai tokie patys yra dideli. Kartais tu net nesugebi ten visko nudezinfekuoti ir kaip pasakyti, autoklavas irgi ima energiją, tai galvoti, kaip čia ką autoklavuoji, ką naudoji, gal su spiritinė servetėlė nuvalai. Parekomendavo tokį dalyką kaip laringoskopą, kurį gali keisti ventelės paprasčiausiai. Jos yra vienkartinės, plasmasinės, bet pats aparatas, jisai pasijungia, kaip sakyti, ir lemputė šviečia ir viskas, ir kamera yra, kad tu gali pakeisti jo mentelę. Taip pat videolaringoskopai yra labai gerai, nes ne visada, kadangi pacientai traumuoti, ne visada gali jį patogiai intubuoti tiesioginiu laringoskopu. Bronchoskopija. Labai geras daiktas. Jie, kaip irgi sakė, labai norėtume, kad pas mus jų būtų, bet sako, vienetai yra tiktais. Ir iš tikrųjų čia yra dar vienas sritis, kurią galbūt daugiau reanimatologai galėtų galvoti, nežinau, čia teisinės bazės, visokios viską, bet tikrai, sako, yra kursai jiems net tiesiog padaryti, kad tu tokios bazinės bronchoskopijos įsivertinti, kvėpavimo takai nudegė, nenudegė, pavyzdžiui, ne? Arba kad tu su bronchoskopo pagalba pacientui patyrusio veido traumą galėtum jį intubuoti. Tiesiog tokių masinių apmokymų, kad tikrai žmonės turėtų įgūdžius, nes to aparato nupirkti yra labai paprasta, įgūdžius įgauti yra sunku, arba surasti žmogų, kuris moka tą padaryti. Tai va. Taipogi, hemodializė. Hemodializė eina į kairę ir į dešinę. Tikrai niekas nekviečia nefrologo kiekvienai dializai, reanimatologai patys pasijungia, patys praveda, ten dokumentuose parašo ir nefrologai net nesužino, kad tai įvyko. Kodėl tai yra daroma? Labai daug pacientų, labai daug karių tiesiog naudoja turniketus ir ne visada tinkamai, užsideda jį aukštai ir susileidžia nuskausminamųjų ir eina pamiegoti truputėlį, kol atvažiuoja jų ištraukti iš tenais. Ir kartais įvertina tiesiog, kad nebūtinai taip turėjo būti, gal būtų užtekę spaudžiamo tvarščio ar dar kažko, bet jie tiesiog iš išgąsčio tam momente, kaip pasakyti, tokį sprendimą priima. Atliekama dėl to labai daug amputacijų, nes tie turniketai yra tikrai daugiau negu kad 2 valandos uždėti, kartais ten keletą dienų būna uždėta jie ir panašiai. Negali jo taip paimti paprastai nuimti, dažnai prieš operaciją praveda hemodializės kursą ir toj Mečnikovo ligoninėje Dnipro mieste matėm, kaip visa ta dializės mašinos tenais veikia, 25 aparatus turi ir vienu metu ten visą laiką sukasi 3 aparatai.
ir ten milžiniškos mašinos pastatytos, kad ten distiliuotas vanduo tenais būtų viską, tai tiesiog tokių pajėgumų reikia. Jeigu galvojat, kad ten yra Kauno ar Santaros klinikos, tai ne, Mečnikovo ligoninė yra kaip mūsų šita ligoninė. Tokio dydžio tiek pacientų aptarnauja, tiek maždaug ir personalo turi. Tai va. Ir kokias, jie sako, klaidas mes darėme. Pirmiausia, nesiruoškim, vis tiek nieko nebus. Tai va, tai čia yra pirmas požiūris ir jie sako, mes bent dar žmonių tiek turėjom, jie tikrai pergyvena dėl Lietuvos. Mes tokios prabangos neturim, nes pas mus žmonės yra pats brangiausias resursas, jų tikrai bus sunku gauti, nemanau, kad čia labai atsiras daug norinčių iš užsienio atvažiuoti, mums padėti, sakys, mes jums gal daiktais geriau, jūs ten dirbkit. Bet matysim, kaip galbūt ir atsirastų, kur ir nori. Kitas dalykas yra nestandartizuota antibakterinė profilaktika. Kariai sužeidžiami mūšio lauke, visokių žemių ten įsineša, visko parako, purvo, ko tik tais nori. Kas suleidžia vienokį, kas kitokį, tiesiog tikrai suprantama, kad yra apsunkinta logistika, bet jeigu iš anksto pasiruošus protokolus, kaip tai daryti, kada daryti, kaip sekti, tai tikrai padėtų sumažinti paskui tų komplikacijų infekcijų. Nes kokia prasmė, kaip sakyti, jį ištraukti iš mūšio lauko, rizikuoti gyvybę, ten kažkam jį išoperuoti, dar kas, jeigu paskui ten flegmono per visą kūną nueina ir jisai numiršta dėl infekcijų komplikacijų. Tai iš tikrųjų reikia uždengti visas tas tokias sritis, kad padidinti kuo didesnį šansų suteikti žmogui išgyventi. Elektros tinklo paruošimas. Taigi, iš tikrųjų, iššūkis unikalus ir galbūt pas mus mes labai taip taikos sąlygos gyvenom, jeigu kas biški, tik tais ten dieną, 2 užtrunka sutvarkyti. Tai iš tikrųjų yra jautriausios sritis, kur tą turim apsirūpinti, kaip sakyti, kad būtų paruošta, kad būtų alternatyvūs energijos šaltiniai, kai kur galim gal ir biški nepatogiai pagyventi, kad kaip sakyti, taupyti, jeigu ką. Toliau apmokymai medikams ir civiliams, instruktorių paruošimas. Niekas, jeigu mes ten parašysim laišką samą, jūs ten privalot kažką tai padaryti, ten prašau rūpintis valstybę. Skambėsim kaip tai Delfio komentatoriai, kurie, žinot, niekas neįvyksta. Iš tikrųjų, tai čia šioje salėje sėdintys ir esate tie pirmieji instruktorių ta banga. Tiesiog mums reikia pasiruošti, imtis patiems iniciatyvos ir ruošti žmonės. Negazdinti, sakyti, viskas gerai, tokia situacija, bet paimkim, ruoškimės, mokykimės ir tada būsim labiau pasirengę. Tai ir pakeiskime požiūrį. Tai, kad dabar mes čia ramiai sėdėm, nereiškia, kad visada tai bus, bet jeigu kils karas, nereiškia ir kad taip visą laiką bus. Tai ramiai atlikkim savo darbą. Labai patiko ta frazė, tai surasiu nuotrauką. Šito paramediko, kuris, matot, klūpė ant kelių tenais. Jis labai sakė, kariauti reikia taip. Nuvažiavai, padarei savo darbą, o tada atsisėdai ir geri kavą. Tai kad taip galėtume daryti, reikia labai gerai pasiruošti. Tai tokios mano patirtys, nežinau, galima klausimų daugiau. Ir tikiuosi, kad neišgąsdinau per daug.